Sveiki visi, iš garažo į garažą, ketvirta dalis, jau ketvirta dalis, taip kad Vilnius į Uteną, Utena į Vilnių. Sveikas, Aidai. Sveiki visi, sveikas Raimundai. Man dabar labiausiai gal svarbiausias dalykas yra šių metų vis dėlto dar laukiantis, tai Dakaras. Dakaras, kodėl Dakaras, prie ko čia aš? Iš tikrųjų, arba mes su Inga, tai yra mūsų šeimos toks užsiėmimas. Tai yra ketvirtas mūsų Dakaras, kuriame mes dalyvaujame kaip rėmėjai. Ir kiekvienas kartas vėlgi yra savotiškai intriguojantis ir įdomus. Tai va, jeigu įdomu, tai galėtume šį kartą pakalbėti apie tą Dakarą. Kaip aš ten atsidūriau. Dakaras gerai. Tema Domiesi, gera. žiūri? Žiūriu. Motociklus žiūriu, žinai, daugiau negu kad mašinas, taip sakant. Nu tai va, tai jeigu įdomu, galima tada atsispirti, aš šį kartą galbūt daugiau kalbėsiu ir tiesiog būtų gerai, kad stabdytum kartais ir Palinkėčiau kartais nuo karto. Na tai va, tai Dakaras. Šių metų Dakaras, kuris prasidės iškart po naujų metų, bus ketvirtas mums kaip rėmėjam. Iki tol, sakykime, stebėjau per tvorą, aš taip juokingai vadinu, kuo skiriasi būti rėmėjų ir nebūti rėmėjų. Tai, sakykime, aplinkybėms susikloščius, kai tapau rėmėjų, tada tik ir atradau tą skirtumą. Tai dabar gal apie viską iš eilės. Pirmas Dakaras buvo su Baliu Bardausku. Jeigu prisimenat, tai tokia buvo labai dramatiška istorija, labai įdomi istorija. Kai Balys pačią paskutinę dieną turėjo nesėkmingą šuolį nuo kopos, susižeidė. Tai vat būtent šitam Dakare buvom rėmėjai, tai, sakykime, smulkieji tie rėmėjai, mažieji, bet vis tiek rėmėjai. Viskas prasidėjo visiškai atsitiktinai. O istorija prasidėjo prieš keletą metų, kai grupė lietuvių motociklistų buvo susirengę ir paskui išvažiavo į Tailandą motociklais. Į tą grupę buvau pakviestas irgi ir jau sumokėjau pinigus ir visą kitą, bet paskui pasikeitus aplinkybėm aš neišvažiavau, taip ir liko, bet būtent parengiamųjų darbų metu susipažinom su Baliu. Tada sekantis dalykas buvo toks, kad skrendant iš Londono visiškai netyčia pakliuvo, kad mes kartu skrydom. Pratęsėm pokalbį, išsikalbėjom apie motociklus, gyvenimą, keliones, visą kitą taip toliau. Ir kažkas tai viduj sukirbėjo, kad aš visiškai paskiau, kaip sakyti, suprasdamas, kad tai pakankamai didelis iššūkis surinkti biudžetą, surasti pinigų, pagalvojau, kad būtų visai draugiškai, jeigu nors kažkiek tai galėtume mes prisidėti. Prisidėjom praktiškai paskutiniam dienom, todėl kažkokioj tai ten reklaminiai kampanijai ir nedalyvavom. Tuo labiau, kad ir nebuvo jokios ambicijos, kadangi neturiu nei jokio produktą, nei jokią, sakykime, paslaugos ar kurią galėčiau tokiu būdu reklamuoti. Ir šitoj vietoje atkreipiu tada paprastą dalyką, kad nuo to momento, kai tapom rėmėjais, aš daugiskaitą kalbu, todėl kad tai yra šeimos pinigais rėmėm. Iš karto pasikeitė kaip ir požiūris į tą visą Dakarą. Tiesiog kaip nekantriai laukdam tų transliacijų žinių kiekvieną dieną, kaip sekasi Baliui. Mes važiuojam kartu ir džiaugiamės visom sėkmėm ir aišku labai liūdėjom nesėkmėm. Ir kaip žinom, ten dramatiškai, tragiškai baigėsi visą tai, bet Balys labai puikiai su tuo visu susitvarkė. Ir tuo pirmas mūsų Dakaras baigėsi ir netgi jokios ambicijos kaip ir nebuvo dalyvauti toliau. O kaip kiti? Ten vanagas, ten visą kitą, supranti. Matai, aš galvoju, kiekvienas rėmėjas ir su kiekvieno rėmimo schema yra už to kažkokia tai istorija. Tai reiškia, kaip atsiranda emocija būtent tam projektui. Nes taip iš lempos gal ateina tik tai, sakykime, tie komerciniai rėmėjai, kurie skaičiuoja ten eterio valandas, kurie tiesiog gauna tiesioginės naudos, pardavinėdami, ten, darydami promo savo produktam. Aš kaip jau ir minėjau, mes jokio produkto neturėjom ir neturim po šiai dienai. Tokio aiškaus, todėl tai buvo grinai emocinis noras dalyvauti, prisidėti ir aš kažkada kaip juokais netgi sugalvojau, tai palyginimui, sakykime, kaip klausytis koncerto su bilietu viduj teritorijas ir kaip klausytis koncerto už tvoros. Garsas gal labai ir panašus, bet tik tai visiškai skiriasi santykis žiūrovo ir atlikėjų. Tai šiuo atveju galim irgi Dakarą prilyginti šou. Aišku, jį vadina pačiu sudėtingiausiu pasaulyje, tikriausiai taip ir yra, visi tie ištiktukai žodžiai tie naudojami yra. Sakykime, aš manau, kad visos tos varžybos yra sunkios ir šitoje vietoje Dakaras pats tikriausiai pasižymi tuo, kad rengėjams kiekvienais metais yra tam tikra tokias sudėtingas galvosūkis, kad jeigu tai bus per lengva, tai bus neįdomu žiūrovams, nebus dramos, nebus, sakykime, to išgyvenimo skonio.
O jeigu tai bus per sunku, sakykime, tik tai žalosis lenktynininkai ir technika lūž, tai, sakykime, bus neįdomu vėlgi žiūrėti, nes žiūrėsim kažkokias tai skerdynės. Tai jie kiekvieną kartą krapšto galvą, kaip čia padaryti, dėl tie Dakarai labai skiriasi, atkreipčiau dėmesį. Kartais jie tokie stipresni, kartais silpnesni, kartais mažiau ar daugiau. Ir aišku, nuo to priklauso, kiek dalyvauja mūsų remiamų lenktynininkų. Kai mūsų lietuviai važiuoja, mes su jais kartu važiuojame, mums tai yra įdomu. Atkreipiu dėmesį, sakykime, jeigu lyginti vėlgi eterį ir laiką eterio, o Jungtiniai karalystėje, tai anglai domisi tik tai anglais. Jeigu anglas nevažiuoja, jie nežiūri, jiem neįdomu, visiškai. Ir tikriausiai taip elgėsi visi kiti, tiek amerikiečiai, ispanai, brazilai ir ten daug. Kadangi Dakaras yra labai brangus malonumas, tai pinigai, kiekvienas pinigas reikalingas, kiekvienas rėmėjas reikalingas. Ir viskas būtent susideda iš šitų, visas biudžetas susideda, yra didieji rėmėjai, yra mažieji, sakykime, mažieji, kaip juokais vadiname tas broliškas kapas, kur tie visi maži pavadinimai surašyti vieną eilę ir niekas jų net neskaita. Bet už kiekvieną, kaip ir sakiau, stovi savo emocija ir didelė atsakomybė paties sportininko, kad jam reikia su kiekvienu rėmėju vis dėlto jį apžaisti reikia, jam reikia vis tiek skirti pakankamai dėmesio, kad jisai nesijaustų paliktas ir kaip tik, būtent, sakykime, sportininkų ar kitų žmonių, kurie ten, sakykime, vykdo savo veiklą rėmėjų pagalba, tai labai dažnai būna, būtent kaip išpildyti visas tas sąlygas, kad rėmėjas liktų patenkintas. Ir aišku, čia kitą kartą slypi ir žabangai, kai, sakykime, rėmėjas nori per daug, arba jisai vis laik nepatenkintas, ar jisai nori neproporcingai daug to dėmesio. Ir čia jau turi sportininkas rinktis, arba tas naudos gavėjas, ar jam apsimokės tada pasiimti ten kažkokius tai pinigus ir paskiau ten, sakykime, vergauti ar atidirbinėti už tai. Ir tai va čia ir slypi visas dalykas, kodėl vieni, kurie turi gerą ranką, charizmą ir su kuriais lengva dirbti. Pavyzdžiui, su Baliu buvo labai smagu, jis labai charizmatiškas žmogus ir Balio dėka aš pirmą kartą ant krosinio motociklo atsidūriau. Aš, kiek prisimenu, paskiau jisai darė kažkokią tai prezentaciją čia per Kūno trasoje ir jisai pakvietė mane tiesiog pabandyti užlipti ant motociklą. Aš pirmą kartą, kai pravažiavau, tai man buvo toks nepakartojamas jausmas, aš sakiau, tai yra geriau už seksą iš tikrųjų. Tas visas pojūtis, ten tas galias ir visa kita. Tai aš jam labai dėkingas už pirmą prisilietimą. Kitas dalykas, Balys turi tokią labai dovaną viską labai supaprastinti. Jisai labai paprastai viską žiūri. Ir su juo, kai bendrauju, pirmą kartą susitikęs, iš karto jautiesi toks kaip labai senas pažįstamas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko su juo prisilies prie to Dakaro. O paskui sekantis Dakaras, jau jeigu dabar perėt ant epizodą, vėlgi atsitiko visiškai tokiu keistu būdu ir kurį aš labai mėgstu daugelį žmonių pasakoti. Ir istorija prasidėjo 2019 metais, kaip tik man tada suėjo 50 metų. Ir aš tą progą galvoju, kaip aš čia noriu atžymėti savo 50-metį. Tai sakiau, nedarysiu aš jokio gimtadienio, nieko to pagerimo tokių. Sakau, tiesiog per tuos metus norėčiau kuo daugiau sudalyvauti visokiausių ten renginių. Tai išplaukiau į Fasnetą regatą, aplamai 5 gal tokios sportinės rimtas regatas Anglijai suplaukiau, 2 kartus buvau Indijoje. Ir jau į pabaigą metų, rugsėjo mėnesį, pamačiau skelbimą Facebook'e, kad Arūnas Gelažninkas organizuoja sporto stovyklą Dubajai. Nu ir man tokia pirma idėja, reikia nuvažiuoti, kodėlgi ne. Vieną kartą važiavau to motociklą, jau panašiai įsivaizduoju, kad čia man dabar galima tikėtis. Aišku, Inga pasakė, kad aš durnas, bet aš jai pasakau, sumanimas toks yra, ko aš šiandien rizikuoju. Nuvažiuoju, išleisiu kažkiek tai pinigų ir viskas, ir pasižiūrėsiu bent jau, kas tai yra. Ir taip sugalvojau, nusipirkau bilietus, susirašiau iš pradžių su Arūnu, ar yra vietas, ar jisai priims, kad neturiu patirties ir visą kitą. Jokių bėdų, sako, važiuojam. Tuo labiau, kad Arūnas dar savo Dakarą tą vagą tik tai pradėjo art. Sakykime, nebuvo tokia lygia žvaigždė. Tai nuvažiavome į Dubajų, atskridom. Inga, aišku, prikalbinau irgi važiuoti kartu, kad sakau, vis tiek man bus drąsiau, bus įdomiau, galų galia kažkas nufotografuos, nes aš kažkaip jokio dėmesio nesitikėjau. Nuskridom į tą Dubajų. Arūnas su Emilija atvažiavo į oro uostą pasitikti, kas mane labai nustebino. Matau, dar ir Modestas atvažiavo, dabartinis Dakaro debiutantas šių metų, Modestas Iliūnas, tai mes su juo buvom toj pačioj sporto stovyklai ir dar vieną dieną kartu važinėjomės. Tai pirmas dalykas, kuris mane nustebino, kad būtent Arūnas pats atvažiavo manęs pasiimti. Aš kažkaip galvojau, ten reikės man pačiam taksi organizuotis visą kitą ir ten, kaip visą laiką esi mėgėjas, kai ateini pas profesionalius sportininkus, pasirengęs tokiam
truputį, kad kažkas truputį šaipysis, kažkas žiūrės iš aukšto, ypač būriavime tas dalykas labai yra gajus, kai ten pradedančiuosius visą laiką pravardžiuoja, ten čemodanais, čainikais, ten visą laiką iš jų šaiposi ir ypatingai, sakykime, angliškai yra toks terminas latecomers, tai tie, kurie vėlai ateina į kažkokias tai veiklas, ar tai būtų būriavimas, ar motociklizmas, ar kas, visą laiką gali sutikti žmonių, kurie, sakykime, nebūtinai džiaugsis tave matydami, visą laiką stengsis pabrėžti, kad jie turi kažkokį pranašumą ir visą kitą. Tai giliai širdį aš kažkiek tai to tikėjausi, bet nuo pat pirmų minučių susitikimo, pažinties dingo visas abejonės. Ir, sakykime, nuo to momento prasidėjo mūsų draugystė, bet aišku, dabar visas tas nuotykis dar laukia prieki. Tai viskas prasideda taip, kad tą vakarą, kai atskridom, nuvažiavom į centrą Dubajaus, ten pavakarieniavom, pasižiūrėjom ten šokančių fontanų, kažko, viskas čia gražiai, smagu. Susitarėm, kad rytoj rytą keliamės gal 7, kad mes 8 jau turim būti treniruoti. Treniruotė už Dubajaus, kažkur tai gal kokį pusvalandį važiuoti reikia, ten yra tokia kaip ir teritorija, tiesiog pastatai, kuriuose stoja motociklai, ten juos prižiūri, apžiūri, dušai, visą kitą, drabužiai persirengti ir iš karto dykuma. Atvažiavam į vietą, nuėjom rengtis, davė visus drabužius, apsirengiam, parodė motociklą, Kawasaki berods, ten 250 motociklai nauji visi, negalima prisikabinti, negaliu ten apkalbėti technikas. Na ir išvažiavam. Na ir aš taip naiviai tikėjausi, kad čia bus kokie tai kugiukai, kažkokia tai teorija, čia man paaiškins, kur čia ką sukt, ką daryti. Ne, nieko. Modestas, aš ir Arūnas šokam ant motociklo ir pirmin. Ir tik išvažiavam iš teritorijos ir aš supratau, kad aš įklimpau, kad čia bus jau blogai. Nes pas Balį, kai bandžiau tada, tai buvo dar motokroso trasai, tai jinai toks žvyras, pakilimai su viskuo, ten kažkaip galima tvarkytis. O čia mes iš karto išvažiavome į smėlį, į dykumą. Ir iš karto supratau paprastą dalyką, kad motociklas važiuotų, reikia jį pastoji sukti. Nes jeigu tu tik leidi gazą, priekis sminga ir viskas, tu arba stoji, arba virsti. Na ir ką, suku aš tą vėjuosi ten juos ir suku, taip jaučiu, man taip pirštai iš lėto, taip kečiasi. Ir aš matau, kad čia jau bus prastai. Ir važiuojam, nusileidžiam nuo vieną kalnelę, pakylam ant kitą kalnelę, vieną kartą pargriūnu, antrą kartą pargriūnu, galvoju, trečią kartą pargriūsiu, jau nebeatsikelsiu. Ir širdis daužasi, tą vandenį geriu, ten kemelbegas ant nugaros. Ir privažiuojam tokią vietą, nusileidžiam nuo kalnelio. Modestas nulipa nuo motociklą fotografuoti ant kokių tai kupranugarių kažko. Tai aš sakau, Arūnai, važiuojam atgal. Arūnus sako, taigi mes tik išvažiavam, sako. Aš sakau, Arūnai, jeigu nenori kvies malūnsparnį, sakau, važiuojam atgal. Ilgai tikinėt nereikėjo ant motociklų. Parvažiavam atgal. Jie mane paliko, apsisuka išvažiavo toliau treniruotis. Aš nuėjau, nusiprausiau, nuraminau širdį ir čia aišku buvo toks lūžio momentas, kur aš supratau, kad viskas, aš sportininku nebūsiu. Ir pirmą kartą supratau, kad reiškia, kad yra tam tikra riba, kurios aš jau nebegaliu peržengti savo gyvenime. Kad 50 metų tikriausiai va čia ir pasėda didysis pokytis, kad, sakykime, aš būsiu turistas, sakykime, ir žiūrėsiu iš už tvoros gražiai, kaip kiti važinėja. Na tai va, tai čia toks, kaip sakyt, buvo kaip ir spyris į užpakalį truputį. Aišku, nusiminiau tą dieną, pradėjau ieškoti priežasčių, ar aš čia senas, ar aš čia karštas, ar tas ir anas. Nu, viskas tvarkoj. Ten buvo sutarta, kad važinėsimės 3 dienas. Tai antrą dieną aš nebevažiavau, nes tikrai matyt gal ir tos karštis paveikė, kad man kažkaip tai naktį visą prastai mėgojau ir visą kitą. Na ir tada, man atrodo, berods Modestas išskrydo namo ir mes likam su Arūnu vieni. Ir tą 3 dieną tada vėlgi Arūnas sako, važiuojam į treniruotę, visi kaip galėsim, tai pasitreniruosim. Tai va, mes tą 3 dieną važiuojam visi. Arūnas, Emilija ir Inga ir aš. Tai va, važiuojam visi kartu, na ir aš kaip vis laik vėlgi galvoju, kad tiek tos paimsim, mes vaikinai pasivažinėsim ten, kiek galėsim, kiek jėgas leis, merginas pasėdės ant soliuko kažkur tai ir visa kita. Ir viskas tuo ir pasibaigs. Vėl nuvažiuojam, apsirengiam, važiuojam į tą dykumą, užvažiuojam ant aukštos kopos. Arūnas sako, tu čia gali pasivažinėti, arba sako, palauk, jeigu nori, aš važiuoju, pasiimsiu merginas. Jisai nuvažiuoja į bazę, pasiima Ingą, ant bako, atveža, pastato ant tos kopos, nuvažiuoja, atsiveža Emiliją, pastato ant tos kopos, na ir mes pradedam važinėtis. Ir va čia buvo tas lūžio taškas. Ingai tai buvo pirmas kartas dykumoje.
ant aukštos kopos, vėjas pučia, tas smėlis eina, toks brizas. Tai tas potyris toks, nerealus. Ir mes ten ratais pirmyn atgal, visą kitą, merginas fotografuojamus, taip toliau. Na ir paskui vėlgi pasivažinėjom, kažkiek tai aš irgi nebuvau labai jau ten, kad sakyčiau, kad kažkokis lūžis įvyktų. Ten gal pusę valandos pasivažinėjus, sakyčiau, aš pajaučiau vėl, kad man pradeda, sakykime, ta širdis daužytis ir kad jau laikas vėlgi atgal sukt. Kaip jaučiatės? Super. Pavargęs, bet patenkintas. Tai vėlgi atbulinė tvarka, Arūnas susisadina merginas vieną po kitos ant bako, parveža namo ir grįžtam atgal, persirengiam, bet Arūnas sako, dar man čia per mažai, aš sako, čia aš važiuoju, dar pasivažinėsiu, tai jisai dar važinėjęs, va tas požiūris, kad jisai nepaliko Ingos tiesiog, jisai galėjo tiesiog nekreipdėmės, jisai sportininkas, mes čia atvažiavam klientai, mokam pinigus, pasivažinėjam, galėtų visiškai nesuk galvos apie tai, kaip jaučiasi tie žmonės palikti kažkur tai, bet kad jisai padarė tą ekstra žingsnį tą ir jisai pasirūpina, vat, būtent Inga, tai mums paliko tokį įspūdį, kad mes jau grįždami namo pradėjom galvot, kad mes kažkaip tai norėtume prisidėti prie jo karjeros. Mes vėlgi nesam kažkokie tai turčiai, ten ekstra, supranti, kad ten švaistytis kokiais tai pinigais, bet tam tikrą prasme mes suprantam, kad vėlgi kiekvienas pinigas yra svarbu. Biudžetas yra didelis, gal kokį tais laikais, kai važiavo, aš nežinau, bet tikrai virš 100 000 yra. Ir dabar vėl tokia generalinė rėmėja, kuris ateina ir pakloja visus pinigus, kaip ir nėra. Tai iš esmės grįžus į Lietuvą mes kažkiek tai laiko pasišnekėjom. Su Inga man atrodo, kad aš pats susisiekiau ir pasisiūliau tiesiog, kad mes norim prisidėti. Ir taip kortas sukrita, kad būtent tais metais Arūnas tapo čempionu, būtent vienišių klasėje. Ir, sakykime, tų rėmėjų gal nebuvo per daug, bet mes labai ryškiai matėme, mes buvom labai, mūsų logiukas, Rough Travel, būtent buvo įdėtas visur, kur tik tai galima matyti. Tai jaučiau begalinį malonumą ir pasitenkinimą, kad mes galim dalyvauti būtent tokiam šou. Ir dabar, o kas dar už tai? Tada tokį, kaip tik sutapo, kad tais metais ištvermės jojimo komitetas mane išrinko pirmininku. Tiesiog ten buvo tokios tam tikros peripetijos, kad tiesiog buvo valdymo krizė, sakykime, ištvermės jojime, Saulė tada mūsų jaunoji dukra aktyviai joja. Jie mane pakvietė, aš sutikau ir pati pradžia tos visos, sakykime, karjeros kaip ištvermės jojimo komitetą. Aš galvoju, ką aš čia galiu padaryti. Ir aš tada paprašiau Arūną, sakau, Arūnai, žiūrėk, davai pabandykim sumeržintas dvi šakas. Ta motosportą, Dakarą su ištvermės jojimu, nes tos disciplinas, nežiūrint to, kad tai yra visiškai priešingybė, vienoje pusėje motociklas, kitoje pusėje arklys, bet pati dvasia, ta enduro ištvermės, jinai praktiškai vienoda ir aš kuo toliau, tuo labiau tų įdomybių prižiūrėjau. Tai viskas baigėsi tuo, kad buvo nufilmuota 4 serijos, 4 filmukai, aš paskui nuorodą įdėsiu čia, apie tai, kaip Arūnas keičiasi su Ugne, Saulės trenerė vaidmenim. Ugnė nuėjo mokytis važiuoti motociklą, Arūnas mokytis jot arklio. Ir tai buvo labai puikus promo tiek ištvermės jojimui ir įnešė tokią žaismingumą būtent į motosportą. Tai va, tai čia pirmi metai, kurie buvo labai sėkmingi mums visiems, sakykime, ir kurie mus labai įkvėpė. Jo. Labai, čia kiekvienas dalykas labai užveda, supranti, kaip parimi kažką, nesvarbu, kokiais pinigais iš tikrųjų. Bet, vat, kaip tu sakai, tada įdomu stebėti ir sekti, kaip pasikartoju. Tu turi teisę, tu tampi projekto dalim, todėl aš visus skatinu, kurie gali sau leisti. Ir tai nebūtinai kažkokie tai didžiuliai pinigai. Galit remti 10 eurų, remti 10 eurų, galit 100 paremti 100, bet reiškia, tai yra nedidelė dalis tavęs tame projekte ir tu jau kaip ir keliauji kartu. Ir vėlgi, kaip sakykime, jeigu aš jau esu nebe toks jaunas, kad galėčiau pats važiuoti tą Dakarą, tai tegu mano vardu važiuoja kiti. Ir aš jaučiuosi netgi ir geriau, net jeigu ir man lieptų važiuoti, aš tikriausiai nenorėčiau važiuoti, nes aš suprantu, kiek tai yra sudėtinga. Ir dar jeigu tas sportininkas ar atlikėjas ar kažkas, sakykime, dar pakliūna, kad tikrai charizmatiškas, stiprus žmogus, kuris su savim dar tokį skleidžia gerą
gerą energiją, tai yra dvigubas laimėjimas. Ir aš netgi, vat, pavyzdžiui, su Arūno laimėjimais Dakare aš sieju, jisai tokį visą motosportę įnešė tokios elegancijos ir inteligencijos, taip sakyčiau. Nes kažkaip, bent jau iki to gal aš nesidomėjau, ar kaip, bet man tas sportas toks buvo gana grubus, toks gana atsirado kažkoks, bent jau dabar tokį pojūtį matau, kad atėjo tokia nauja publika, išsilavinę, protingi žmonės, kurie tiesiog ateina varžytis ir tai daro garbingai. Ir tada atėjo 2 metai, vėlgi jau tada mums klausimą nebuvo remti, neremti. Aišku, kad mes remiam, aišku, kad mes žiūrim ir vėlgi Arūnas čempionas ir didžiulis laimėjimas. Tada mes padarėm kitą dalyką kartu su Rough Travelu, tai mes turėjom tokią pažintinę kelionę Labanoro giriai, irgi yra filmukas toks susuktas. Tokia idėja buvo man, aš norėjau parodyti tiesiog aplamai ne tai, kad parodyt, bet ten toks labai įdomus dalykas gavosi, kad vėlgi mes galvojam, ką mes čia galim padaryti. Mes nieko nepardavinėjom, mes nieko nereklamuojam. Tai tada tokia idėja buvo, kad pravažiuokim kartu su Arūnu kaip turistai. Tiesiog pasižiūrėti, kaip sportininkas važiuoja kaip turistas. Tai man labai, būtent, aš dar niekam šitą nesukalbėjęs, iš tikrųjų neturėjau progos. Tai mes 2 dienas Labanoro giriai važinėjom grupėje, ten mes buvom grupė iš 5 berods. Ir Arūnas važiavo su mumis. Tai vat kas labai buvo įdomus dalykas, kad čempionas turi tokį charakterį, kai jisai nekonkuruoja su turistais. Tai reiškia, jeigu jo reikia priekį, jisai važiuoja priekį, jeigu jo reikia gale, jisai važiuoja gale. Visą laiką jisai atras vietas kitam, visą laiką padrasins. Jeigu koks tai sudėtingesnis kelio ruožas, jisai pravažiuoja pirmas, mes tiesiog padarom taip, kaip jisai daro. Ir vien žodžiu buvo toks labai tokis geras mokamasis važiavimas, kuris irgi suteikė labai daug gerų emocijų. O dabar 4. Dakaras, dar viena versija. Tai subrendo, kaip suprantu, pas juos ten šeiminis toks projektas, kad motociklizme kaip ir viskas pasiekta. Dabar reikia eiti ant 4 ratų. Ir Emilija dabar vairuoja bagį. O Arūnas yra šturmanas. Tai va šiais metais mes vėlgi remiam tą projektą ir kartu keliaujam. Didžioji intriga ta, kad aš visiškai neįsivaizduoju, ko tikėtis. Tai, sakykime, tai labai intriguojantis startas bus. Kad Arūnas šturmanauja, tai yra labai natūralu. Dakare tiek autosporte yra labai daug šturmanų, kurie yra baigę karjeras motosportininkai. Nes turi visus puikius, kaip sakyti, įgūdžius šturmanavimo, visus pojūčius. Ir kai, sakykime, jau amžius ateina baigti karjerą, tai yra vienas iš geriausių būdų tęsti ją toliau, neišmetant savo žinių vėjais. Dabar Emilija, debiutuojanti sportininkė, aš manau, kad jinai tikrai yra protinga ir jinai žino, ką daro. Tai tikiuosi, kad tikrai bus labai įdomios varžybos, labai įdomus dalyvavimas ir, kaip sakyti, pirštai sukryžiuoti. Tai va, 4. Dakaras su geriausiam emocijom. Daugiau mažiau paaiškinau jums, kodėl mes ten, kas iš to. Tai dabar apie Dakarą, tai va dar klausimas, reiškia, tai asmeniškai važiuosi į Dakarą žiūrėti, ar kaip? Ne, nevažiuosiu. Tai vėlgi toks yra, žiūrėsiu per televizorių ir lauksiu rezultatų. Važiuoti vietą, aš nežinau, nesu buvęs, bet galvoju vėlgi, jeigu važiuoji kur nors, tai nenuvažiuoji kur nors kitur. Dabar tas reginys, jisai greičiausiai yra labiau televizinis, tai reiškia kameras mums rankė gražiausius vaizdus iš karščiausių taškų. Vietoj būdamas greičiausiai ten tik tai pamatytum pravažiuojančius pro šalį. Sirgsim už saviškius. Šiais metais važiuoja, būtent kaip ir kalbėjom, važiuoja Arūnas su Emilija, bagiai. Ir važiuoja Modestas Siliūnas, su kuriuo kartu buvom Dubajai. Tai va, ypatingai dar labai... Kaip paskutinė diena, kokie įspūdžiai, šiandien pasiekėm didžiasias kopas. Va, 2 valandas 25 minutės per kopas. Kiekvienas turi pabandyti ir suprasti, kas darosi su savim pačiu. All the best. Labai įdomus dalykas, kurį reikia paminėti apie Modestą. Modestui važiavimas tada pas Arūną buvo pirmas kartas jo gyvenime su krosiniu motociklu. Jisai pirmą kartą atsisėdo ant to krosinio motociklo ir jisai ten sugalvojo, kad jisai nori pakliūti Dakarą. Tai vat kiek čia užtruko, 3 metai ir jisai Dakare. Kelias jau buvo pakankamai sunkus, turėjo keletą sunkių traumų, bet yra užsispyręs velniškai žmogus. Ir va šiais metais jisai važiuoja Dakare ir labai įdomu, kaip jiems seksis, aš tai tikiu, kad gerai seksis, nes jisai tikrai labai daug dirba, labai gerai pasirašė ir jam tas
pakvietimas ir ta galimybė nenukrita iš dangaus. Tai va, turim 2 puikias progas laukti, sekti ir žiūrėti ir džiaugtis pasiekimais. Na jo, iš tikrųjų, tai esu reportažą užsienio žiūrėjęs apie dakarinius motociklus, vat kaip išpildymas, kaip ten vyksta tas komunikavimas, ta legenda, ten visa kita. Nu, man kosmosas ten reikia. Matai, ten atsitiktinių žmonių todėl ir nėra. Žmonės tie, kurie tenai pakliūna, organizatoriai stengiasi tikrai visą tą, sakykime, procedūrą, prieimimą ir tvirtinimą maksimaliai pasunkinti, kad ten nepakliūtų atsitiktiniai žmonės, kurie turi tik tai pinigų. Nes taip yra tam tikras reiškinys irgi. Naujieji, sakykime, turčiai, kurie turi pakankamai pinigų, jie gali nusipirkti. Ir aš prisimenu, kažkuriais tai metais Dakare buvo kažkurios tai šalies kolektyvas automobilių, ten jie važiavo, užsikniso važiuoti, pasakė, ai, užteks ir nuvažiavo pizzas valgyti kažkur tai, nes jie tiesiog buvo nuobodu, čia kažkuriais tai metais. Ir aišku, kiekvienais metais būna tragiškų dalykų, tai pora lenktynininkų baigė nelabai gerai, sakykime, tai ir praeitais metais, man atrodo, buvo kažkokių tai incidentų ir dar kažkada, tai man atrodo, motociklas buvo. Taip, ir man labai striga atvejis su indų lenktynininku Santoš, jo vardas yra gražus filmukas apie YouTube. Tai jisai būtent tuo metu, kai važiavo Arūnas, ir Arūnas dar, man atrodo, padėjo jį gaivinti, jisai labai stipriai prisitrenkė. Pas jį niekas nelūžo visiškai, bet taip prisitrenkė, kad po šiai dienai turi sveikatos problemų. Tenai turi dalyvauti tie žmonės, kurie gali tai daryti. O mes žiūrovai tiesiog žiūrėsim, laukiam. Ta linksma gaida galim tai ir baigti ir lauksim kitų kartų. Jeigu turit klausimų, rašykite, jeigu norit kokios tai temas iš mūsų sužinot, klauskite. Jo, būtų įdomu būtų. Jo, įdomu būtų sužinoti iš žmonių, reiškia, apie ką norėtų. Ne apie karves, ne norėtų, jam ir taip gerai. Čia mes norim.